Nu, vienu žodžiu, įsiaiškinau, kokiu būdu ir kaip jie vagi su tais skaitliukais. Toks dalykas yra energetikoje, kvarai vadinami, reaktyvinė elektra. Tai yra atgalinė jėga, kada spjaun atgal į tinklus. Ją pastarojų laikų labai pradėjo skaičiuoti ir ją priskaičiuoja dėja prie mūsų. Tai yra bet kokie varikliai, kurie įsijung, reiškia skaitoma, kad jie kažkurio momento, jeigu juos apkrauni, jie atgal spjaun energiją į tinklus ir tuo pristabdo tekėjimą elektros, vienu žodžiu, bla bla bla, ir gaunas taip, kad jie dabar tuos kvarus skaičiuoja ir juos skaičiuoja atskirai. Ir ten, kada vartas skaitliuks matas, aš niekaip neįraudau, iš kur pas mane. Saulės kolektorius, dabar tas baterijas pajungtas ant namą, bet aš dirbtuvėje nepasijungęs. Ir aš dirbtuvėje naudodavau valdišką elektrą. Pas mane yra kas? Yra kompresorius, kuris oro pumpuoja. Nu, tai čia dirbi, variklės makalai, žinai. Nu, negalinksys, ten 0,7 kW, vienfazis atrodo. Tai va, ir paskui pradėjau matuoti, žiūriu, kad aš tą elektrą jiem prišaudau su savo dirbtuvė. Tai va, vienu žodžiu, bet kokie varikliukai, jie toj skaičiuoja tą, įpripliusuoja mum, įgaunas va kosmosas. Šiai dienai pas mane kvarų jau yra priskaičiuota 200 su kapeikom, nors skaitliuks dar nepilnai mėnesį stovi. Čia atrodo, kad pas mane gamykla ir tų variklių krūva. Tai va, išeitis viena. Pilnai viską darytis ant vienfazę, kad vilktų tie mano inverteriukai. O, mesiu lauku tos variklius, mąstysiu kažką ir aišku, pereiti autonominį. Iš viso nedraugauti su esu. Tai va, tiek norėjau pasakyti.